Kas taip galėjo pasielgti? Sveiki, pareigūne. Ką čia veikiate, protingasis Holmsai? Žodžiu, lavona, pareigūne. Matau, jums reikia pagalbos mano, pareigūne. Gal pagalba ir pravers? Na, tai kas? Matau aliuminio dalelių. Tikriausiai kūnas bus pažeistas aliuminio ašmenimis. Nu, Železniovai, atik čia. Nu kas O, yra, čia. nu? Nu, ateik. Nu aš negaliu, nu dabar. Železniovai, jeigu mes ant kūno matėme aliuminio pėdsakų, tai iš ko buvo pagamintas nužudymo įrankis? Šita priemonė negalėjo būti vien tik padaryta iš aliuminio. Buvo turbūt panaudota aliuminio lydinys. Nu, tai iš ko jie pagaminti? Na, aliuminio lydiniai dažniausiai yra sumaišomi su aliuminio ir manganu, silikonu, magniu ir cinku. Stop! Tiksliai, aliuminis ir cinkas, nes dėl aliuminio jis nerūdyja, o ir yra pakankamai lengvas. Bet dėl cinko itin stiprus. Bet jį galima išbraukti, nes jis jau naudojamas orlaivių gamyboje. Toliau magnis ir aliuminis. Jis visai lengvai virinamas, bet jį naudoja laivų gamyboje. Tai irgi galima atmesti. Tada yra aliuminis su silikonu. Na, jo kažkur tai nenaudoja. Bet jis labai sunkiai formuojas. O aliuminis ir manganas, tai jisai naudojamas plačiau. Jeigu naudojamas plačiau, kadangi lydiniuose yra apie 90% aliuminio, tai pagaminti tam įrankiui reikėjo aliuminio daug. Aš kaip tik žinau vietą, kurio mes galime rasti. Daktare Železniovai, jau vėlu. Aš manau, mes pratęsime tirti bylą rytoj. Norėjau nueiti aliuminio parduotuvę šiandien, pasiklausti. Bet matai, nedirbo, nes savaitgalis. Pažvelki, kas čia? Železniovai, ar čia tik nenužudymo įrankis būsia? Aha. Šis įrankis tikrai pagamintas iš aliuminio lydinio. Jis itin lengvas, pasižymi elektros ir šilumos laidumu. Eime jį nunešti pareigūnai. Eime, Železniovai. Paleisk mane, menkas valstieti. Aš negaliu. O ką, rankos nuo dalgio su akmenijo? Man nusibodo būti tavo šešėlyje. Aš tau ir taip 2 grašius moku, o tau patinka dirbti su manimi. Man patinka, bet aš noriu viską tirti vienas. Sveikas, pareigūne. Širvinai Holmsai. Kas čia? Ta prasme, kas? Gi nužudymo įrankis, pareigūne. Ai, rimtai? Aš galvojau iš aliuminio lydinio padaryti tik tai dviračiai, lėktuvai, mašinos gal būna dar. Negalvojau, kad žudymo įrankis padarytas iš populiariausio lydinio. Aš žinau, kas nužudė tą pilietį, pareigūne. Ir kas? Tai mano pagalbininkas daktaras Železniovas. Tai reikia sučiupti.
Myža kaip reikalas. Man jau matėsi, kad visi juokiasi. Toliau. Vėla. Seni, bet, tipo, jeigu tu taip... Sekundės tokios geros bus. Oh my god.